Mes esame Žemės gelmių informacijos centro Kernotekoje, kurioje yra saugomi gręžiniai. Dabar iš karto kyla klausimas, kas tas yra kernas. Tai kernas yra cilindro formos uolienos stulpelis išgręžtas į žemės gelmių specialių gręžimo agregatų ar tai staklių pagalba. Tai atliekama yra koloniniu būdu. Čia kaip tik pas mus ant tų stelažų yra parodyti. Įgręžiama yra tuščia vidurė kolona, kolonos gale yra, kaip matome, ten pritvirtinta gręžimo karūnėlė, kuri yra padengta deimanto lydiniu, nes būtent dengiama deimantu dėl to, kad deimantas yra kiečiausias mineralas ir jo pagalba galima įsigręžti į pačias kiečiausias uolienas. Kuomet kolona yra prisipildo, tuomet jinai yra iškeliama ir kernas yra klojamas į dėžes. Tuomet štangos prailginamos ir vėl toliau yra įgręžiama ir gręžiama tol, kol yra numatytas, kokio gylio išgręš kernas. Tuomet, kada yra išgręžiami gręžiniai, jie tuomet yra vežami, yra pas mus į kerno saugyklą saugomi, kadangi tai yra pati pagrindinė medžiaga geologijos mokslų. Čia atvažiuoja pas mus ne tik tai studentai, čia atvažiuoja geologai iš įvairių pasaulio šalių, jie čia skaito, jie čia apsirašinėja, jie čia ima įvairius tyrimus uolienų ir po to tą visą aprašytą informaciją yra pasiekę mus, mes galime sužinoti būtent daugiau informacijos apie tas uolienas, kas yra pas mus randama uolienuose. Giliausias gręžinys yra Vidmantai. Pats pirmasis gręžinys buvo iki 1953 ir kurį mes pirmą atsivežėm ir sutvarkėm čia, jau į pastatytą kerno saugyklą, tai buvo Stoniškiai 1, išgręžtas Šilutės rajone, 1212 metrų. Ir kadangi jis unikalus tuo, kad buvo, kai išgręžti visi sluoksniai, taip ir buvo visi sudėti į kerno dėžes. Buvo daug labai dėžių, virš 200 dėžių, apie 300 galbūt buvo kerno dėžių ir visas kernas buvo pradedant nuo aukščiausių ir užbaigiant kristalinio pamato uolienomis. Šiuo metu turim giliausią Lietuvos gręžinį, kuris išgręžtas 1993 metais, tai yra Vidmantai 1. Jo gylis yra 2 km 564 metrai. Ir jis unikalus dar tuo, kad ten būtent kristalinis pamatas pragręžtas gan nemažų diametrų ir kristalinio pamato ten išgręžta virš 400 metrų. Jeigu skaičiuotumėm gręžiniais, tai dabar kiek yra tik čia, neskaitant tą, ką mes dar turime nesutvarkyto kerno laikinose pašiūrėse, čia yra 1212 gręžinių, saugomų jau, sutvarkytų, saugomų čia. Jeigu skaičiuotumėm kilometražų, kadangi mes skaičiuojame būtent tiek, kiek mes saugome kerno, tai yra virš 137 kilometrų uolienų stulpelio saugoma čia kerno saugykloje. Todėl mes ir kviečiame visus, nes kadangi pas mus čia veikia ne tik tai ir riedulių, ir žemės gelmių ekspozicijos, o taip pat pasižiūrėti į kerno, aplamai Kernoteką, pasižiūrėti, susipažinti, kaip atrodo tas kernas, kaip iš čia pas mus saugoma, kiek mes čia to turto turim.